stiebų. Tai turėjom gerą talką ir puikiai pasidarbavom. Viską surinkom. Dar te liko kelios krūvos, kurias reikia išvežti. Privargta tikrai sunkiai. Matot, kiek pririnkom. Žiauriai daug šiaip iš tikrųjų. Nesitikėjom, kad tiek daug bus. Oras neįtikėtinai keistas. Kovo 8 visi suprakaitavę, norėtųsi dirbti trumpom rankovėm, bet neįmanoma rinktis trumpom rankovėm, nes labai braižo rankas aviečių stiebai. Tai tiesiog, labai skauda, va taip atrodo rankos. Piktos kažkokios tos avietės mūsų. Tai va, surinksim šitos 2 krūveles. Šiandien nedeginsim, nors galvojom, gal ir visai gerai būtų. Bet buvo pakilęs vėjas vienu momentu, tai nerizikuosim kažkada kitą dieną. Dar noriu parodyti, kad jau avietės pradėjo dygti. Dabar nerandu, kai reikia. Žodžiu, bet esmė dar ką aš norėjau parodyti. Avietės tai avietės. Bet va čia va, tai visai, va čia va gal avietė. O va čia yra jau gerokai paaugus nesąmonė. Tikrai ne avietė, o ponia dilgynė. O čia galima pradėti ravėti. O, jinai dar ir kanda. Tokia maža jau kanda. Bet pažiūrėkit, kiek jau priaugė. Visur išsiraidė. Pasilginau visas rankas buvo. Tai va. Vargstam ne tik su varpučiu, bet ir su ponia dilgynė, kuri pati pirma pradeda augti pavasarį ir išsivizgo. Tai Dieve pagilbėk. Turi žiaurų šaknyną. Gyvybinga. Wow. Kokį kilometrą galima turbūt išrauti. Nebijo jinai nieko. Tai gal. Nebijo. Eina savo. O, yra aviečių ant stiebo kiek. Bet tai pažiūrėkit, kiek gražuolių. Gal kam į sriubą ar į salotas. Vasarį lyg tai labai gerai. Bet aš tai nenoriu jų, nes pykstu ant jų baisingai. Tai norėjau parodyti avietę. Gavosi, kad ravėtų atėjau. Mes šiais pakeičiajam rinkdami stiebus. Labai nori siekti stipriną. Ir vėl, kur tik nesustosi, ten dilgynės krušina dar su jom. Visai užvaldė. Kur mūsų daigelį? Kurmis gyveno? Arba pelė. Skilučių pridarė. Nerandu. Tiek to. Ten reikia kažkokį razną fotkinu. Nieko tokio. Nesmė. Kadangi sakiau, jog norėsiu paskaityti apie tą kažkokį preparatą, kuris padaro sėklas nebaigęs. Tai žodžiu, spėkite, ar aš turėjau laiko per visą savaitę ir ar paskaičiau kažką. Aišku, kad ne, bet aš šiandien važiuojant tiesiog mašinoje padiskutavau su ChatGPT, dirbtiniu intelektu. Tai jis, žodžiu, pasakė, kad šios pernai nubyrėjusių aviečių sėklos jo manimu yra nebedai. Tai, o tie preparatai, tai yra chemija, herbicidai,
kurie bet kuriuo atveju kažkiek tai pakenktų ir augalo šaknim. Nes, realiai purkšti reiktų ant šaknų. Tai yra ten, kur auga, nes ten ir pribirėja. Tai priėmiau tokios išvados kartu pasitarusi su dirbtiniu intelektu, kad tas preparatas yra negeras ir mes jo nenaudosim. Jo labiau, kad jis sako, kad tos sėklos neišdygs, nes jos nubyrėjo prieš žiemą, tada ant jų nubyrėjo lapai aviečių ir lapai, kai pradėjo pūti, irti, tai ir tos avietės ir sėklos taip pat suiro. Tai ir gerai. Atėjau dar prie braškių pažiūrėti, ar vyksta kažkas, nes norėtųsi jau, kad būtų gyvybės ženklų. Žinok, kažkaip labai keista, kad jos nieko čia mums neplanuoja daryti. Gal numirė? Man toks vaizdas, kad jos negyvos. Keista. Iššalo. Žolės auga. Gal kažkas tai bando lapelį. Gyvos, viskas gerai. Turėtų atželti. Gal veltui užpanikavau. Žinot, kokia kita problema? Labai sausa. Ir lietaus nepranaša. Karšta. Tautvydas sakė, mašinai rodo 26 šilumos. Tai ar tai normalu, kovo 8? Nežinau. Tas savaitę pranaša atšalimą, tai gal ir vis tiek bus geri. Bet žinot, krantai vis buvo šalį. Ar čia pataisiniais lapais taip atrodo? Dabar irgi bando želt kažkiek. Kaip nerėdant. Matysis po šitų šiltų dienų. Nenorėjau parodyti, ką tik stirnyčių praeitą. Va, pėdsekiukai. Tip. Šviežiai. Panelės nužygiavo kažkur į miškelį. Taip, žodžiu. Šiaip labai džiaugiuosi šio savaitgalio darbais ir audus gerokai, gal net ir nudegiau veidą, nežinau. Nes ant saulės visą dieną, aišku, pavargom labai. Nesitikėjom, kad šiandien spėsim sutvarkyti visus stiebus. Tai labai džiaugiuosi, kad spėjom. Ir greičiausiai rytoj gal važiuosim į kitą pusę, nes į sklypą reikia persivežti šiltnamį. Ir šiaip man įdomu, kaip ten sklype reikalai su drėgme dirvožemio, ar balos laikosi ir panašiai. Tai gal pavažiuosim ten. Tai va, reikia išnaudoti šiltas dienas, šiltus orus. Tai pažiūrėsim, langai klykauja. Mėnulis šviečia vidury dienos. Žinote, tik atvažiavom, išlipom iš mašinos. Kaip čiulba paukščiai, neįtikėtina. Gervės praskrido klykaudamos. Vanagas bando pietų susimedžiot. Ar jam pavyks? Gal ne. Gal ir taip.
Tai, žinokit, labai pavasariu kvepia, nes, sakau, paukščiukai čiulba. Tiesiog nuostabu. Jau ir laukiu braškių sezono. Pasiėmiau įrankį, šakės. Ir pabandžiau iškasti daigelių. Tai iš tikrųjų įdomiai taip yra ir va tokių gal net su, kaip ir daug čia tų šaknų gal, bet atrodo mažiukas tas daigelis. O dar mažesnis yra, bet aišku gerai šaknis atrodo, bet yra ir va gerai visai išsivyščiusių šaknynų. Tokių net ilgos, gražios. Kur man dabar ją įkišti, nežinau, kelios net yra. Tai tą progą sugalvojau, kad gal reikia padaryti daigų pardavimo pradžią. Ne? Tai visa informacija bus Facebook paskyroje. Jeigu domina braškių daigai, užsukite ten, bus visa informacija. Atvarėm dar į sklypą pasižiūrėti, bet labai šlapia, praklampom šiaip ne taip. Tai pasiruošti sodinimui dar niekaip nesigaus, nes neįvažiuosim čia su jokia technika. Ir kelio negalim dar pasidaryti normaliai. Na žodžiu, čia daug darbų laukia. Tai šio savaitgalio mūsų darbai baigti. Iki kito karto.